Antroji kronikų knyga, 23 skyrius. 7 metais Jehojada išdrįso pasikviesti sąjungininkais šimtininkus Jehoramo sūnų Azariją, Johanano sūnų Izmaelį, Jobedo sūnų Azariją, Adajo sūnų Maasėją ir Zichrio sūnų Elišafatą. Jie apėjo Judą ir surinko levitus iš visų Judo miestų bei Izraelio šeimų vadus ir atėjo į Jeruzalę. Visas susirinkimas sudarė sandorą su karaliumi viešpaties namuose. Jehojada jiems kalbėjo: štai karaliaus sūnus bus karaliumi, kaip viešpats kalbėjo apie Dovydo palikuonis. Padarykite štai ką. Trečdalis kunigų ir levitų, kurie tarnauja per šabą, saugos visas duris. Trečdalis budės prie karaliaus namų ir trečdalis prie pagrindinių vartų, o visi žmonės susirinks viešpaties namų kiemuose. Niekas ten įeina į viešpaties namus, tik kunigai ir tie levitai, kurie atlieka tarnystę. Jie įeis, nes yra šventi, o visi žmonės tepasilieka viešpaties sargyboje. Levitai, kiekvienas su ginklu rankoje, apsups karalių ir bus su juo, o kas įeis į namus, bus nužudytas. Jūs būkite su karaliumi, kai jis įeis ir išeis. Levitai ir visas Judas darė, kaip kunigas Jehojada buvo įsakęs. Kiekvienas atėjo su savo vyrais, kurie turėjo tarnauti per šabą ir kurie turėjo tarnybą tą šabą baigti, nes kunigas Jehojada nepaleido baigusiųjų sargybą. Kunigas Jehojada padalino šimtininkams karaliaus Dovydo ietis, didžiuosius ir mažuosius skydus, buvusius Dievo namuose, ir sustatė visus žmonės su ginklais rankose nuo dešiniojo šventyklos šono iki kairiojo, prie aukuro ir prie šventyklos, aplinkui karalių. Tada jie atvedė karaliaus sūnų, uždėjo jam karūną, įteikė liudijimą ir paskelbė jį karaliumi. Kunigas Jehojada ir jo sūnus patepė jį ir visi šaukė: tegyvuoja karalius. Atalija, išgirdusi triukšmą ir sveikinimus karaliui, pamačiusi bėgančių žmones, atėjo į viešpaties namus. Čia ji pamatė karalių, stovintį šalia kolonos prie įėjimo, apsuptą kunigaikščių ir trimitininkų, ir visus žmonės besidžiaugiančius. Trimitininkai trimitavo, giesmininkai, pritardami muzikos instrumentais, giedojo gyriaus giesmę. Tada Atalija persiplėšė drabužius, šaukdama: sąmokslas, sąmokslas. Kunigas Jehojada įsakė šimtininkams, kariuomenės vadams: išveskite ją pro sargybos eiles, o kas ją seks, nužudykite kardu. Kunigas įsakė nežudyti jos viešpaties namuose. Jie atvedė ją iki arklių vartų, prie karaliaus rūmų, ir ten nužudė. Jehojada sudarė sandorą su karaliumi ir visais žmonėmis, kad jie bus viešpaties tauta. Po to visi žmonės nuėjo į Baalo namus, sugriovė juos, aukurus ir atvaizdus sudaužė, o Baalo kunigą Mataną nužudė prie aukuro. Jehojada pavedė viešpaties namų priežiūrą kunigams ir levitams, suskirstydamas kunigus ir levitus skyriais, kaip Dovydas buvo juos suskirstęs. Jie aukojo viešpačiui deginamąsias aukas, kaip parašyta Mozės įstatyme, giedodami ir džiaugdamėsi, kaip nurodė Dovydas. Jis taip pat pastatė sargus prie viešpaties namų vartų, kad neįeitų niekas susitepęs kokiu nors būdu.
Jis kartu su šimtininkais, kilmingaisiais, valdytojais ir visais žmonėmis nuvedė karalių iš viešpaties namų pro aukštutinius vartus į karaliaus namus ir pasodino jį į karaliaus sostą. Visi krašto žmonės džiaugiasi. Mieste buvo ramu, nors Atalija buvo nužudyta kardu.